Virš vandenų daug išalsių veidų, nebyliai šypsos po tavo padų. Pradžia viešosios įstaigos Humana People to People ir ugdymo plėtotės centro organizuotas globalaus švietimo seminaras. Globalus švietimas – tai pilietinio ugdymo dalis, plėtojama per globalių reiškinių ir jų tarpusavio priklausomybės supratimą. Po seminaro suvokėme, kad norint suprasti ir galbūt pakeisti pasaulį, reikia gerai pažinti save, savo kultūrą. Pirmajame projekto etape mūsų mokyklos vaikai kūrė pasakas, iš kurių atrinkome 10 geriausių. Kitame etape atrinktos pasakos buvo iliustruojamos. Trečiajame etape pasakas, išverstas į anglų kalbą, išsiuntėme mūsų projekto partneriams į Afrikos mokyklas Malavyje ir Zimbabvėje, kad jų vaikai pieštų savo iliustracijas mūsų pasakoms. Šio etapo tikslas – parodyti, kaip skirtingų žemynų vaikai suvokia bei mato tuos pačius dalykus. Laukiant iliustracijų, nutarėme, kad pasakos negali gulėti stalčiuose. Mūsų projekto komanda kiekvienai pasakai sukūrė užduotis ir užsuko naują projekto veiklą Seku pasaką. Mokytojos kartu su mokiniais lankosi darželiuose arba darželio auklėtiniai atvyksta į mūsų mokyklą, skaito projekto metu sukurtas vaikų pasakas. Po skaitymo kartu su vaikais atlieka užduotis parengtas kiekvienai pasakai pagal vaikų amžiaus grupės. Nuo spalio mėnesio, kada vyksta šie skaitymai, pasakas jau išklausė daugiau nei 400 Kauno miesto Lopšelių darželio auklėtinių. Įsibėgėjus projektui buvome pakviestos į parodą Mokykla 2014, kurioje pristatėme šį projektą bei galimus globalaus švietimo integravimo į ugdymo procesą būdus. Po šios parodos gavome kvietimą į Rygoje vykusi Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse baigiamąjį seminarą, kuriame pasakas bei pagal jas sukurtas užduotis jau išverstas į anglų kalbą pristatėme Latvijos, Estijos, Malavio bei Zimbabvės mokytojams. Po šio seminaro mūsų mokyklos mokiniai pradėjo susirašinėti su 2 Malavio mokyklų mokiniais. Taigi, jau paruošti projekto produktai yra 2. Metodinė priemonė pasakų lašeliai, skirta ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams ir pradinių klasių mokytojams lietuvių ir anglų kalbomis. Knygoje pateikta 10 pasakų bei užduotys pagal amžiaus grupes. Galutinis projekto tikslas – išleisti vaikų kūrybos knygą, kurioje būtų pateiktos lietuvių vaikų pasakos lietuvių ir anglų kalbomis, bei iliustracijos pieštos Lietuvos ir Afrikos vaikų. Juk nesvarbu, kur gyveni, pasaka žadina vaizduotę. Projektas skatina mokinių ir mokytojų kūrybiškumą, bendradarbiavimą ne tik mokykloje, bet ir tarp įvairių miesto ir šalies ugdymo įstaigų. Ir svarbiausia – mūsų sėkmės formulė. Didelis noras, Idėja ir gera komanda. Kur darbai nestumdomi, o graibstomi. Man į antrą pusę slystu ledu į kaimą prie Rukių. Nuo drėgmės net mintys lūžinėja.